Atvykome į banginių muziejų. Žiūrėkit, kokia mintis gili. Tai labą rytą visiems. Labai sunkiai vaikštom, skauda visi kojų raumenys. Jo, iš tikrųjų, žinokit, iš po tų kalnų labai skauda kojas, bet nieko. Mes kantrus, stiprus seneliai, kažkaip tai. Jo, atvykome, kaip jau minėjau, į banginių muziejų. Labai noriu pamatyti, kas čia viduje. Tai įėjimas kainuoja vienam žmogui 10 eurų. Einame pasivaikščioti ir pažiūrėti. Tai turbūt tikras kaulas banginių. Matai, čia kai žvejai, tai čia labai iš tikrųjų įdomu. Čia turbūt visi visų brakonierių nuotraukos. Jo, aišku, aš juokauju, iš tikrųjų. Įdomu, labai įdomu. Čia, kaip suprantu, povandeninis kažkoks tai laivas. Einame, pažiūrėsime į vidų. Valdymas. Būtų įdomu iš tikrųjų pasinerti kažkokiu panašiu į Atlanto vandenyną, ne? Norėtumėte pasinerti? Labai. Nebijotumai? Ne. Vietoje yra kavinukė, galima atsigerti kavos, perkasti kažką skanaus. Viso laiko pilnai pakanka kažkur tai, sakykime, 20 minučių, jeigu nežiūrėti ten tų filmų. Faina, tikrai faina. Man asmeniškai tai patiko, man tikrai buvo įdomu pažiūrėti. O kaip tau? Kokio dydžio jie, tie banginiai dideli. Jo, tas toksai, kad suvokti, kad suprasti iš tikrųjų, kad ir tą muliažą pažiūrėti, bet vis tiek savotiškai įdomu. Ne kasdieną ir ne bet kur tai pamatysi. Tai ką žinau. Faina. Kągi, važiuojame tolyn, dairytis po salą, kažką įdomaus pažiūrėti. Taigi, mes ir vėl čia, pas jūs ekrane, atvykome prie tokios apžvalgos aikštelės, stiklinės aikštelės, truputis bus stiklinio dugno. Žmona turbūt nebijos. Oi, gal ne. Gal ne, dar kojas skauda. Labai. Taip, lipsime. Įdomiai čia atrodo. Tikrai įdomus jausmas. Dar viena yra tokia vat. Čia net vėjas neužpučia. Ten matau tarsi kažkokie paplūdimiai. Žmonių lygtis matau tolumoj. Trumpai čia mes būsime iš tikrųjų. Tiesiog apžvelgsime, kaip atrodo kraštovaizdis, parodysime jums, kaip atrodo. Ir važiuosime tolyn. Bet kaip gražu. Įspūdingai nuostabu.
Aš jau turbūt daugybę kartų kartojausi ir turbūt dar ne kartą tą frazę kartosiu. Labai nuostabi gamta šioje saloje. Tikrai įspūdinga. Kur be nuvažiuosi, kur be nueisi. Visur savotiškai gniaužiantis kvapą vaizdai. Kažkuria prasme rojaus kampelis. Rojus gruodyje. Na, o dabar važiuojame į dar vieną lankomą vietą. Tai Santanoje esantis pirmieji nameliai. Jo, žmonės čia pirmuosius išlaipino ir jie statės tokius namelius, gyveno tose nameliuose. Mes jau esam tai matę, bet labai trumpai mes ten tada atsimenu buvom, gal kokia žmona augalų nusipirko. Tai parduotuvė yra gėlių pirkti, daigelių visokių gali nusipirkti. Radom šiaip ne taip parkavimo aikštelę, požeminę, o cypia čia, o garsai tokie išdažytos grindys, tai padangos šneka. Štai ir atėjome. Tų namelių čia nėra daug visumoje, 7 berods. Aišku, dabar tai jau čia tik tiesiog turistų lankoma vieta, bet visumoje taip atrodė prieš kelius šimtus metų pirmųjų žmonių, gyventojų pirmųjų gyvenamieji nameliai. Einam namo. Einam namo mes į vidų pažiūrėti. Tai paprasta viskas, grinai. Nežinau, ar aš čia tikslią informaciją šneku, žinokit. Jeigu ką ne taip pasakau, tai pataisykit komentaruose. Atsiprašau, tiesiog aš kiek atsimenu, kažkada kaip gidė pasakoju, tai tą ir aš pasakoju. Tiem, kas nebuvę, tiem, kas nežino, tai faktas, kad yra įdomu. A, jis čia dar gyvenamas net? Taip, matai. Jo, ten tikrasis, autentiškas greičiausiai. Gražu, tikrai labai gražu. Pirma dienos pusė, tai jau tikrai nemažai turistų, kad ir žiemos. Visumoje tai čia pakanka 15 minučių apeiti, žmonių daug, tikrai daug vaikštančių. Apėjai pasižiūrėję, ilgai užsibūti čia nėra ką veikti visumoje. Įtariu, kad būtų pats laikas ir papietauti. Tai eisim kažkur atsisėsim, kažką užvalgyti. Gražu ir šilta. Tik atėjom, prisėdom, iš karto tvarkingai staltiesė, patiesė baltą. Žiūriu meniu, kas čia yra. Kaip matot, kainos įvairios, paveiksliukai irgi įvairūs. Šiandienos skaitosi dienos meniu, tai yra kažkas su tunu. Tuno aš šiandien nenoriu. Nu ir žiūrėsim kažką tai vietinių, čia kaip ir šašlikas, kažkas tokio. Aplinka faina, te kažkur skamba varpai. Nu, visai super. Toks kuklus restoranėlis. Žmona šypsosi, laukia vaizdą. Tai atneš kaivytės atsigerti. Pasėdėsim kokį pusvalanduką ir važiuosime tolyn. Kava jau pateikta. Vėlgi, tvarkingai, gražiai suputa su šokoladu. Pomidorų sriubą užsisakėm su svogūnais, tai jų yra tradicinė sriuba, jų gaminama. Ir užsakėm espadą patiekalą. Tai Madeiros tipiškas salos patiekalas, ruošiamas su jautienos kubeliais pjaustytais, česnaku, druska, laurolapais. Ant laurolapų lazdelės veria ją, kepa krosnyje. Patiekiama paskiau būna su sviestais, bulvėm, keptom, kukurūzais, salotom, su viskuo. Ką užsisakai? O kas ten tas yra su bananais? O su bananais tai yra jų patiekalas, vartoja rajono gyventojai keliose salos dalyse, pagrindė šiauriniai, čia kur mes esam. Tai yra filė, gali būti patiekama su virtom bulvėm, daržovėm arba traškiom salotom. O peiksė espada preto, tai yra labiausiai ruošiama šitas patiekalas su keptais bananais. Įdomiai turbūt būtų su tais bananais toks savotiškas skonis. Na štai, tomatų sriuba patiekta.
Abudu pasiėmėm su žmona tą patį, atnešė papildomai duonytės. Atvyko antrasis patiekaliukas ant lauramedžio šakos pakabinta mėsytė, o pas žmonytė spagetį. Dar čia mus truputį aptarnauja, dar bulvytės ir dar kažkas tai, net nežinau, kas čia yra, žuvies gabaliukai matomai. Kaip sakiau, pas žmoną spagetį. Manau, bus skanu. Kągi, ragaujame. Ir reziume, visas šitas, ką mes valgėm, kainavo 42,50. Jaučiuosi labai sotus iš tikrųjų. Žmona turbūt irgi, va, baigė kavą. Visko nesuvalgėm. Soti ir laiminga. Taip. Važiuosim toliau kažkur, ne? Taigi, atvykome, bet mes ne čia leisimės, čia gal vėliau. Ten jau matosi Funšalis, Funšalio uostas greičiausiai. Čia yra apačioje pliažas, esame Garažau miestelėje. Dabar einame į Rio de Janeirą. Keliamės. Keliamės į Rio de Janeirą. Juokauju, aišku, iš tikrųjų, tai tik tai tiesiog faktas, tai joks ne Rio, ne de Janeiras, bet tai vadinasi Cristo Rei. Yra vadinama tokia pati statula kaip Rio de Janeire. Štai tas pliažas, dabar jau iš čia matosi aiškiau. Tas pats, kur pirmai šnekėjau, kad galima nusileisti funikulierium į apačią. Garažau miestelis. Labai gražiai žydi alijošiai. Ar aš teisingai sakau? Taip. Alijošiai? Alijošius čia. Aha, tai gerai. Madeirietiškas. Reiškia, neapgaudinėjų žiūrovų. Vau, stovi. Rio de Janeiro kopija. Ten tolumoje dar toksai įsikišęs šlaitukas, kišuliukas. Štaip lietuviškai švelniai vadinu. Tolumoje ten matosi Kaniko miestelis, kuriame mes ir apsistoję. Kaip sakai? Sakau, lipti nelengva. Nelengva, ne? Neskauda kojas labai. Dar truputį jo, dar blauzdos jaučia tą nuovargį iš po to žygio kalnuose. Sekmadienį greičiausiai jau eisime tą levadą, jau būsim pilnai atsistatę savijautą kojų, tikiuosi. Man tai iš tikrųjų jau kaip ir viskas normaliai, bet va žmonai dar truputį sunkoka. Tai nėra taip labai katastrofa, tiesiog sunkiai atsipalaiduoja raumenys. Kaip gražu. Opa. Jau ne vienoj vietoj matau ir čia taip pat tie kaktusai aprašinėti visokiais vardais. Žmonės palikė inicialus, kiek visko. Ir viskas aprašinėta savotiškai įdomiai. Kai kur taip tiek stipriai įriešta, kad net likę randai kaktusai. Na, o mes šiame filmukėje su jumis atsisveikinam. Linkime gero pažiūrėjimo. Ačiū, kad esate. Smagu, kad daugėja žiūrovų. Dėkingas kiekvienam. Atsiprašau, kad truputį prisimerkia, šviečia saulė. Nu, bet yra kaip yra. Į paplūdimį šiandieną nesileisime. Darysime atskirą filmuką apie paplūdimį. Vieną kitą galbūt. Tuo šiandieną ir užbaigsime. Taigi, pasikartoju. Ačiū visiems, kas esate ir... Ate. Ir ate. Iki sekančių.